Mano brangus berniuk, mes tik pradedame savo tikrąjį kelią, o tau atrodo, kad kenti ištisą amžių. Nejaugi viskas, ką tau taip netikėtai tenka išgyventi, neša vienkartėlį, rūpesčius ir kančias? Įsivaizduok, kad tu dabar viskuo aprūpintas ir laimingas šalia savo brolio, kad viskas vyksta normaliai. Argi būtum sutikęs Ali, Florentietę ir seną Vomį? Argi būtum galėjęs sužinoti, kad egzistuoja ne tik miesčionys, ieškantys žemėje vien naudos sau, bet dar yra ir žmonių, įžiebusių savyje dvasią, kaip širdies kūrybos ugnį, kaip amžiną meilės ir rimties veiklą žmonių geroviai. Pažvelk į savo dabartinę širdį ir pamatysi, kaip išsiplėtė jos ribos, palyginus su praeitimi. O jeigu galėtum pažvelgti į florentiečio širdį, kokią grožio galybę joje išvystum, kokią šviesą ir žavesiu nušvistų tavo pilka kasdienybė šalia jo. Visa žmogaus laimė priklauso nuo jo dvasios jėgos, nuo to aukščio, į kurį jis gali pakilti ir pažvelgti. Jeigu tavyje skamba jautri kūno ir aistrų troškimo styga, tavo svajos sklando tik virš žavių ir geidžiamų kūnų. Jeigu tavo mintis kelia tave į dvasinės meilės aukštumas ir tu girdi kito žmogaus širdies balsą, tai šis sąskambis atsiranda ne iš materialaus pasirinkimo, bet veikiant tai vibracijų jėgai, kurią siunčia į aplinką tavo kuriančios širdies galia. Skrisk mintimis pas Florentietę ir jeigu pajėgsi suvokti jo minčių ir dvasios didybę, tai jo meilė galės atsakyti į tavo meilę, į tavo minties poreikius ir į tavo širdies kūrybą pilkoje kasdienybėje. Kuo lengviau, kuo nuoširdžiau tavo mintis sieks susilieti su jo didžia išmintimi gyventi, su paprasčiausiu gerumu kiekvieną mielą dieną, kuo ramesnis tu išliksi visomis gyvenimo aplinkybėmis, visose tykančiuose pavojuose, tuo lengviau bus tavo didžiam draugui vienytis su tavimi.